už idėją iš visos širdies. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Sveiki visi krepšinio sirgaliai, mylėtojai, žaidėjai! Šiandien mes varom į Skapiškes, Sriubiškius ir Pandėlį. Man atrodo, bus tikrai linksma, nes mūsų nuotaika fantastiška. Varom šokio ritmeliu. Kaip netikėsi, kodėl mes čia bėgam ir varom už Lietuvą. Jeigu netikėtume, nevarytume. Štai tai mes pranešam, kad į Skapiškes atkeliavo tautos kamuolys. Ne dėl pergalės, bet nusiteikę dėl žaidimo. Kaip galima be krepšinio? Nuo seno gerai žaidžia lietuviai, plešia pergalės. Jeigu manęs paklaus, kokią religiją išpažįstu, sakyčiau krepšinį. Tu turi pats tai patirti savo kailiu. Prisilies prie to kamulio, tai visi, kurie nevarė, tai pavydėkit. Cause I'm TNT, I'm dynamite, TNT, and I will not fight, TNT. Sveiki vyrai. Sveiki. Matau, kad esate tikri aistringi sirgaliai. Tai be abejo. Kaip tokiais tapti? Nusipirk marškinėlius, iki? Ir iš tiesų, kviečiu visus lietuvius, visą 3 milijonų rinktinę. Rugpjūčio 29 dieną, kai teiksim kamuolius Lietuvos vyrams, nusidažyti 3 spalvomis – geltona, žalia, raudona. Sveikas, Pandėly! Jeigu tikrai varot už Lietuvą, tada kamuolys atitenka jūsų rankas. Labai gerai jį laikyti, kažkoks šiltas labai. Kai kuriuose dalykuose bandame bėduoti, bet nieko nepadarė. Tai čia ir yra mums visiems pamoka, kad mes turime stengtis visur, norint kažką padaryti, kažką pasiekti. Ką mes turim tokio, ko neturi niekas pasaulyje? Pirmiausia, pačius geriausius žmonės, paskui patį gražiausią dangų ir krepšinį, aišku. Tu dabar esi Airijoje. Jo, jau 7 metai. Ar pasilgsi Lietuvos? Pasilgsiu, žinoma, tai atvažiuoju vasarą. Dabar kaip tik vyksta varžybos laimėti bilietų į Europos vyrų krepšinio čempionatą, kurį dovanoja iki. Labai įdomu, kam pasiseks. Šiandien Pandėlyje kamuolys praleido tikrai labai gerą dieną ir aš matau, kad Pandėlys pasiruošęs laukia Europos vyrų krepšinio čempionato ir varo už Lietuvą. Už idėją iš visos širdies. Iki. Varom už Lietuvą. Visi iki vieno. Žygį garsina TV3 ir Viasat. Žygio partneriai – naujienų portalas Delfi, 20-metis Radio centras. Pergalė!